renginio dalis pasibaigė. Nesu toks bafūras kaip jie, plaukimą kupę lampę. Sveiki atvykę į Ibizą. Šiandieną atostogaujam, o trečiadienį keliavom į OKX VIP eventą, kur yra pakviestas tai 40 kriptomenų iš visos Europos. Ir aš su komanda patenku į top 40. Norėjau panert, palauk, žiūrėkit dar kartą. Tai ką tik matėt, kaip saksofonas pradėjo garsėti kiekvieną akimirką. Čia turėjau išmest, pagaut, panert. O karočią išmečiau, ai nahu, čia iš vis buvo, belė koks sūrus vanduo pribėgo į akis, žodžiu, denelė pradedam šitaip. Kas dar yra labai nuostabu Ispanijoje, kad kaip matome, čia reikia įsinuomoti gultus, bet visoje Ispanijoje negalima privatizuoti paplūdimio. Tai reiškia, paprasti mirtingieji gali nepirkti jokio gulto, ateiti čia ir tiesiog atsigulti ir pačilinti. Tai dėl to yra labai gražu Ispanijoje, kad ir ko piekras viešbutį viskas, gultas nėra privalomas. Turi leduką, turi gerą nuotaiką, aliuko ir let's go! Opa, KLM-as, graidiškas oro linija. Tai ką čia mūsų gultukas, 100 kažkiek pinigėlių ir šiam eurų gali išleisti. Nu, žodžiu, pripys gali jau šiam eurų ir grąžina pinigus. Žiauriai jaučiasi skirtumas tarp Dubajaus ir Europos. Kainos 2-3 kartus brangesnės negu Dubajų, aptarnavimas 2 kartus lėvesnis negu Dubajų, o viešbutis tai net nerodysim viešbučių. Parodysim viešbutį, kur OKX-as paimsime, kur patys su komandėlė pasiėmėm. Nes sumokėjom 5 štukas 500 už 2 kambarius 4 žmonėm. Už tokią pačią sumą galėjom Adris Beach resortą pasimti tiek pačiam laiku. Nu gerai, dėl įdomumo parodysime, kai grįžti. Galėsit pažvengti visi. Всё, čiūchinamės ir varom iš čia. Mobilka irgi čiūką gaudo, visi po biškį. Ir naują temą, prisilė dukų, taip. Ir neskauda Minickoje gidukai. Ir šiaip, karočią, šiaip biškį raudonas, ar man taip vienam atrodo. Parašykite į komentarus. Saksofonas garsėja, nemeluosiu, blėt, pažiūrėk, kas čia naktį. Ibiza nahu. Taigi atvarėm pavalgyti į lokaciją, kur čia kažkokie šamanai visą kitą vaikšto, vada atneša vynelio mum, ne su kolego, o mūsų merginom. It's for the ladies, Saulė. Sigersim, pisim steikų. Kaip be negronių. Šiaip tai vyno nesu mėgėjęs, bet kadangi tiek jau leidžiu šaibų, visas zbitkės moku. Pagrindinė taip jis iki dugno. Dar ispanai žaidžia fulę prieš argentiniečius, tikimės, kad ispanai laimės ir tada nunešim nahui tą Ibizą tiesiog. Sprogdinsim su ispanais, paimsim ir ispaną už visus, na. Our bread, torta de aceite, similar to focaccia, the Italian one, and later the olive oil. Vysim valgyti silpnesnį.
Tai sveiki atvykę į naują dieną. Šiandieną savo Instagrame apsistumės ir nemokamai grupiai pasidalinom nemokamų signalų. Sakiau, kad bus šaibų šią akimirką 5% 500 eurų. Išeina 2 alaus Ibizoje, nu tai antrą ir geriau reikės dar uždirbti šiandieną. Karoči, šiandieną vakare man grasino bakuriukas, ispanai laimėjo, bandė į chatą įkrist, pradėjo baladuot duris. Gerai galvoju, bibidėjau, atidarau duris iškart pisuočiu jam su flešu į akis, karoči, bakuriukas apsiliekęs, tai sako, sorry, not my room. Trečią nakties tokią temą, kur Ibizoj, suka. Ne Dubajus jums čia. Ir taip pat šiandieną varom pas David Guetta, čia nežinau, kažkoks čia DJ'us, tipo, jisai moka pagarsinti muziką garsu ir tiek, tai pažiūrėsim, kas dar gera bus. O trečiadienį turėsim OKX renginį, plauksim su jachtom į kažkokią salą, dar kažkas, patirsim tikrą prabangę turbūt Ibizą, nes už nieką nereikės mokėti, tai bus galima atsipalaiduoti biškį labiau. Bus galima 3 alaus. Atvarėm atsigerti kokteiliukų, po to varysim tenai gros David Guetta, karoči, Davidas, čia iš Kauno, bakuriukas, jeigu žinot. Dabar prasimūsės Ibizoj vienas geriausių didžėjų, tai čia kokteiliukai, o po to varom paklausyti Daviduko. Varysim tenai, rezervacija 200 eurų, tiesiog, kad susirezervuoti buvo. Tai ką, keliaujam pas Daviduką, daug nėra vietos. Būčiau dar įpysęs 2 negronių, dabar galėčiau su galva pasiek šitą labai pašokęs, jei norėčiau. Taigi, norim paklausyti Davido. Žmonių belekiek, kas man patiko, kad mes nesam minioje, mes turim čia tokį kaip ir VIP staliuką. Esam kaip ir VIPai, galima ir taip sakyti. Nežinau, gal kai kuriems žmonėms yra geriau trintis prie plius kem su indusais ir su neplautom pažonkėm, man geriau prie staliuko pi šampaną. Esu buvęs. Naują šaikelę, ką tik pavalgėt, patys matėt, rytoj varom į OKX renginį, plauksim su, ne su lūšnom, ne su karočią lūpenom, plauksim su normaliom jachtom į rimtą salą, rytoj varom į baisią vilą, sumokėjo pusę lemo OKX-as, pakviesti tik tai 5 žmonių ir pirmiausia pakeitė mane ir mano kamerameną, kuris yra už jūsų ir mes padarysim jums patį achoniškiausią kontentą, nes mes esam patys geriausi. Esam patekui, tikiuosi nieko toj nebus, nes kainuos 1 eurų man tie batai ir net ne ant savęs, aš juos nešiosiu ant mergos, tai virulsai. Taigi pasiėmiau tapkės už 1 eurų, kurių nenešiosiu mergytai, bet aš tai pirkau vien tik dėl maišo. Jinai sakė, nereikia, sakau, bet koks maišas gražus, pažiūrėk, žalis, bet tiek gavenėka. Šiaip pirmas pirkinys iš šito šopo, visai fainas, jeigu būsit Ibizoj, pulapinkit. Da, хуя brangučiu. Jesus fucking Christ, kas čia jaučiu Formulės 1 batai, ne? Tipo tokius susidė, žinai kaip yra greičio, akiniai didžio greičio batai, kurva. Like, Should I? This is a cocktail made by Gucci Giardino. Which in that case it has a particularity that it tastes as coffee. Okay. Very nice, sparkling coffee. Kind of. Sparkling coffee. Yeah. Padaryta Gucci. Gucci padarė šitą tu paspaudė ir gauni. Wow, nice. Aš Gucci šopiuose daug esu buvęs, bet tokio bairio tai niekur nesu matęs. On the stores. Pleasure to meet you. Nice to meet you, yeah.
Taigi, sveiki atvykę, esame tarp 50 geriausių Europos traderių ir pažiūrėsime, ką čia galima pamatyti, nuveikti. Prasideda eventas, prakituoju kaip paršas, belia kaip karšta, alaus nėra, geriu vandenį. How's your account balance? Europe is doing quite well. We have been working on our licensing setup with the 3 different licenses here in Europe: API, MiCA, and MiFID license. Taigi renginio pirma dalis kaip ir pasibaigė, dabar galima truputėlį pasivaikščioti. Tai aš čia biškį pasidėsiu, pakimarinsiu, tuoj bus pusrytukai, tada dar kažkokius pristatys produktus. Jo, šiaip tai OKX-as, registruokitės apačioje, nežinau kada išeis vlogas, bet bus apačioje linkas, bonusai belia kokie. Įsidėjai 100 eurų, aišku, jeigu 100 eurų įsidėsi, tai daug gal ir negausi, 8% gauni prie depozito. Pavyzdžiui, tie, kurie holdina ten po 10 štukų, 100 štukų ar dar daugiau, persimetat savo šaibus į karočią OKX-ą, 8% gauni depozit bonusą. O nauji useriai gali atsimti 400 eurų visiškai nemokamai. Tai va čia win-win situacija. Visi afujelina prie stalo, kiek skanuok apsus yra geras. Nenufilmavom, bet yra apsitas. Taigi, ką tik pavalgėm, papusryčiavom, galima taip sakyti, pristačiau savo skenuok.lt appsą, visi yra afujelinė, visi yra nustebę, parodžiau kokia edukacija, viskas sakė, tai yra geriausias dalykas, kokį jie matė per paskutinius 5 metus. Dabar bus dar vienas pokalbis, susitikimas su CNCA, visais kitais, vienas kitam ranką paspausi. Tai pažiūrėsim, kas bus žiauriai karšta, o po to jaučiu šoksim į balą. Realiai nežinau ką pasakyti, nes antraliuką jau geriau. Šiaip tai ką norėčiau pasakyti, mes vienintelį su kameramenu pisam čia aliuką, visi kiti nežinau, atrodo įpis vieną alaus ir susisuks, šoks ant baltų karočių visą kartą ištaškys tiesiog, bet nežinau, gal jie daug nepakelia. Nesakau, Lietuvoje, jeigu tu negeri, tai aš išgeriu už tave, už mamą, už tėtį, senelį, močiutę ir dar bratkį. O jeigu neturi bratkio, tai ir už sesę. Geriam viską OKX-e, atvarėm pripisti čia. Kiek valandų, nesimato po vandeniu, kiek valandų, nesimato kiek valandų, Žodžiu, atvarėm ekskurčiją, Dolce Gabbana, Fujana Gabbana, nežinau. Ta pati diena, bet žodžiu, tenai tik aliukas buvo, reikia kažko stipresnio. Įpisti ten nenorėjom labai užsiraganėti, rytoj turėtumėm su laivu plaukti, žiūrėsim, nes bus vietų skaičius yra labai ribotas. Tai žiūrėsim, ar pateksim ar ne, bet mes rimčiausi, tai kodėl ne? Tai ką, antra diena, pasiėmėm naujus gultus, biškį rimtesnius, daugiau čia šaibų reikia išleisti, bet realiai tai mes čia daug laiko neturim, varysim karočią į laivą kažkada. Leido kamerameną pasiimti, tai tenai bus kontentėlio. Vakar čiutį kaip PZ neuždarė, mažai trūko. Pasirodo, ne mano grybas buvo, pasirodo vis dėlto aš viską normaliai padariau. Taip ir gyvenam karočią. Atvarėm į OKX-o jachtą, plauksim iki čia rimtojaučios kažkokios salos. Ten bus belia kaip mėlynas vanduo, viskas gražu. Ir pagrindinis dalykas, kad vakar buvo šiam rimčiausių traderių, iš tų šiam rimčiausių traderių, kurie vakar pakėlė daugiausia šaibų, tik tai 20 pateko čia. Mano mėgamasis. Mes per class bedroom. Turiu dar sostą, paskutinį kartą čia Cezaris II sėdėjo šitam sostę, bet praščiokų. Bet pinigais, arba čia aš gal geriu tais pinigais, nežinau.
Čia turime magą. Kai buvau vaikas, tokius lūpdavom rajone lauk, dar grinai Alpin būdavo į karočią Audi 100 dėdavo ir turim teliką. Telikas tai visai gražus, na, labai gražus. O, čia dar bušiukas, man rodos, yra, ne? Galim mylys pasižiūrėti, telpu visų šitų latūgių. Nu, labai gerai. Čia krikštolinis, čia vadmižonka, o čia kriptomilionierius apsistūmęs, dėdė Marčela, number one. Turime čia dar vieną tualetą, jeigu kažką supykint, mikrobangė, čipsiukai, čia karočią vergai mėgam. Faina, kad tenai per langelius matosi vandenynas, biškį suduoja, tai po 3 negronių aš irgi toks biškį, jaučiu, kad reikia dar 3, kad balansas būtų 50-50. Nesu toks bapūras kaip jie, plaukimo kupelambėm. Išsimaudėm, vanduo nepakartojimai gražus, tik kaip ir minėjom, žiauriai surus, biškai net ausis griaužia, atrodo, kad siera lydo viduj. Bet toks gyvenimas. Ne kiekvieną dieną haliauji už pusę lemo gali įsivelti balių. Išlipom iš laivo, atvarėm valgyti silpnesnių. Pasiėmėm medium well, nes kiek ėmėm steikų, visi karočią, kai pasiėmėm medium, visi kvepuoja, kai atneša. Lietuvoje skaniau, na, gaidys. Viso gero, čia yra mūsų paskutinis kadras ir rytoj mes skrendam į Lietuvą, o po 2 mėnesių, jeigu viskas gerai, rankos ir kojytės laikys, skrendam į Singapūrą į Taukiną 2049. Susitiksime tenai. Metai bėga jau ruduo, bet piso rudas šuo, o mes į piso įpisom kiekvieną dieną. I told him like this quarterfinals. If the final is Spain Argentina, I really want to go because I'm a big Barca fan. I want to see Spain because they have like